Sveiki visi, kurie žiūrite šitą video, aš Vidas Rachlevičius ir čia vektoriai.lt. Šiandien aš nieko neanalizuosiu, šiandien mes su nieko nekariausim, šis įrašas bus visiškai kitoks. Aš noriu jums pasiūlyti galingą pozityvo bombą, kas yra labai reta šiais laikais Lietuvoje. Taigi, pasaulis juda pašėlusiu greičiu ir kai mes matom, mes tiesiog su juo nebespėjam, jis juda greičiau negu bet kada, o mes esame įstrigę kažkokiam 19-20 amžiaus rietenose, kažkokiuose klausimuose, mes esame tokie, sakyčiau, atsilikę, užsilikę ir įstrigę praeityje. Mums reikia ištrūkti už to užburto rato ir tas visas mūsų įstrigimas, tai yra tas visuomenės susipriešinimas, tos visos kovos. Ir nėra jokio plano, nėra jokios idėjos, kaip suvienyti visuomenę, kaip pradėti kažkokį dialogą. Ir aš manau, kad šita mano idėja kaip tik gali būti tas pirmas žingsnis. Yra idėja, bet iš karto perspėju, turi mesti seną mąstymą ir biurokratinių raštininkų logiką. Taigi, šios idėjos pradžia. Galima sakyti, jos autorius pačios koncepcijos yra vienas Seimo narys, aš dabar neminėsiu jo pavardės, kad čia nepagalvotumėt, kad yra kažkokia čia politinė reklama ar ką. Ir aš noriu pasakyti, iš tikrųjų, jis net nežino apie mano šitą idėją, kaip tą jo pradinį sumanimą galima būtų paversti kažkuo tokiu, ko Lietuva dar iki šiol nėra mačiusi ir girdėjusi. Taigi, yra sudarytas, tas žmogus sudarė tokį Lietuvos sąrašą, kuris vadinasi Lietuvos paukščių takas. Tai yra garsių pasaulyje su Lietuva susijusių žmonių sąrašas. Jų yra tame sąraše šiek tiek daugiau negu 120 ir nebūtinai jie visi yra tiesioginiai išeiviai iš Lietuvos, bet jie yra vienaip ar kitaip susiję per savo giminės, senelius, prosenelius ar dar kažkokius dalykus, bet visi tie žmonės turi sąsajas su Lietuva. Taigi, jau būta to projekto įgyvendinimo aptarimų ir aš matau, kad viešpatie mes esame įstrigę kažkokiam 19 ar 20 amžiui. Tai gal pakabinam nuotraukas, čia kažkur su parašais, kažkur gal ten ekranas rodys kažką, gal kažkokiam oro uoste pakabinam, viešpatie, baikim mes šitą 19-18 amžiaus mąstymą. Mes gyvename 21 amžiuje ir mes turime ne tik gyventi dabar, mes turime žiūrėti į ateitį. Taigi, kas tie žmonės? Aš čia nevardysiu visų, bet tik tai gal kas, kurie negirdėjo, tik išvardinsiu keletą iš jų. Tai yra Bobas Dylanas, dainininkas, menininkas, Nobelio premijos laureatas, Antanas Kazimieras Žemaitis, gitarų gamintojas, kurio gitaromis groja garsiausios pasaulyje roko grupės. Tai yra Louisas Armstrongas, džiazo grandas, Jonas Gilgudas, britų teatro, sakysim, vienas iš kolosų. Tai yra Čarlzas Bronsonas arba Bučinskis, tai garsus Holivudo aktorius, atsimenat Mirties geismas, tą visą serialą. Aktoriai Jasonas Sudeikis ir Davidas Sušė, garsusis, Herkulio Poirot serialo pagrindinis aktorius. Po to Louisas Mayeris, Holivudo studijos Metro Goldwyn Mayer įkūrėjas. Tai yra Michaelas Bloombergas, verslininkas, sportininkai Vitas Gerulaitis ir Johnny Unitas, amerikietiško futbolo
žvaigždė, Arielis Šaronas, Izraelio karvedys ir buvęs premjeras, Birutė Galdikas, garsiai pasaulyje orangutanų tyrinėtoja, Indonezijos džiunglių žinovė. Tarp tų žmonių yra 9 Nobelio premijos laureatai, vienaip ar kitaip susiję su Lietuva. Na ir dar yra be tų tokių, sakyčiau, tikrų žmonių, tame sąraše yra ir tokių, žinot, personažų, kurie yra žinomi visam pasauly ir jie yra susiję su Lietuva. Tai turbūt prisimenate Markas Ramijus, tai yra filmas su Šonu Koneriu Raudonojo spalio medžioklė, čia yra tiesiogiai su Lietuva susijusi istorija, arba net ir Kanibalas Lekteris. Šitas personažas taip pat yra susijęs su Lietuva. Taigi tas sąrašas yra toks įspūdingas, kad jį, na, pamačius, apmąsčius, žinot, plaukai, kurių pas mane ir nėra, bet jie stoja piestų. Taigi, aš manau, kad tai yra gera idėja ir reikia su ją dirbti, bet svarbiausia, mes turime atsisakyti tradicinio mąstymo. Fotografija už stiklo, parašas po nuotrauką, fone kažkokiam ten įrėmintas sukasi video. Tai yra praeitis ir apie tai net nereikia net galvoti, net nereikia bandyti sugadinti šitos geros idėjos. Mano idėja yra, su kuria aš dar su nieko nesu dalyjasis, dar su nieko nesu kalbėjęs, jūs esate pirmi, kurie tai girdi, aš net nežinau, kaip tai pavadinti. Ar tai, na, sąlyginai pavadinkime muziejumi, bet tai yra skaitmeninė erdvė, informacinė skaitmeninė erdvė, vientisa, kuri yra paremta dirbtinio intelekto technologijomis. Praeitis, dabartis, tie žmonės, jie ir jų istorijos, jų darbai, jie atgyja per generatyvinį dirbtinį intelektą. Tie, kurie šiek tiek susipažinę su jo galimybės, gali pradėti fantazuoti ir gali pradėti įsivaizduoti, ką galima padaryti naudojantis tokia technologija. Na ir įsivaizduokime, kad tai yra kažkokie hiperrealistiniai dirbtinio intelekto avatarai. Tai yra gyvieji dialogai. Pavyzdžiui, ir Londone yra muziejai, kur tu, pavyzdžiui, kalbiesi su plakatu, jis tau pasakoja apie Londono transporto istoriją ir visą kitą. Taigi, gali būti atsakingai panaudotos deepfake technologijos, sukuriant tų žmonių, na, įvaizdžius ir balso klonavimo technologijos. Ir tada mes matome tarsi gyvus tos žmonės, jų balsus, ir jie gali kalbėti. Na, įsivaizduokite, kad, na, dirbtinio intelekto modelis jis gali būti, na, pavyzdžiui, paimkime vieną pavyzdį. Aš kaip dabar čia, žinot, džiazuoju ir improvizuoju. Birutė Galdikas, garsi pasaulyje orangutanų Indonezijos džiunglių tyrinėtoja. Dirbtinio intelekto modelis gali būti apmokytas naudoti jos tyrimų medžiagą, jos pasakojimus, jos interviu, jos biografinius faktus. Ir visa tai gali jos tas deepfake'as ar avataras kalbėtis su lankytoju. Ir įsivaizduokite, kad ateina į tokį muziejų, na, šeima, jūs ateinate su savo mažais vaikais arba su anūkais koks. Ir 4-5 metų piplys, pavyzdžiui, klausia: Birutė, papasakokit, o kaip tos beždžionės gyvena, ką jos ten daro, ką jos valgo. Ir tada Birutė Galdikas pradeda pasakot, pradeda rodyti, atsiranda vaizdai, atsiranda tikrovė, tas lankytojas sujungiamas su tikrovė. Jūs įsivaizduojate, vat koks, na, įspūdis būtų vaikui. Arba, pavyzdžiui, Čarlzas Bronsonas, arba tas, kaip jo tikroji pavardė, Bučinskis, pavyzdžiui, Mirties geismas, turbūt vyresnioji karta prisimena šitą serialą, jis perkeliamas kur nors
na, į kokią nors nusikaltėlių teritoriją. Pavyzdžiui, Vilijampolė daktarų laikų. Aš čia fantazuoju, bet įsivaizduoju, kaip vat jis veiktų, kaip galima būtų sumodeliuoti tokias situacijas, arba turbūt dar kitas variantas. Visi turbūt prisimename puikųjį serialą Hercules Poirot su aktoriu Davidu Suchet. Na, kaip puikiai prisimenam, tas visas serialas vyksta tokioj išgrynintoj art deko aplinkoje. Ten atsimenat ir butas, ir baldai, ir automobiliai, ir apranga. Viskas tas toksai art deko pasaulis. Tai pavyzdžiui, su dirbtinio intelekto pagalba, pavyzdžiui, Davidas Suchet galima būtų perkelt į Kauno, prieškario Kauno tą art deko aplinką ir ten gyvi judantis vaizdai. Na, čia yra, sakau, čia mano tik tai ekspromtas, tai yra tos galimybės, man atrodo, yra visiškai beribės, arba pavyzdžiui, remiantis visą medžiagą, kuri yra apie rašytoją Selingerį. Ką jis rašytų šiais laikais? Ką jis rašytų? Kas jam būtų svarbu? Kaip jis kalbėtųsi su jaunais žmonėm ir kaip jis juos matytų. Taigi čia yra variantai, tai juos, manau, riboja tik tai mūsų pačių arba tokio muziejaus kūrėjų fantazija. Ir tai būtų toks vienas iš tokių gal užslėptų ir tokių, manau, labai reikšmingų ir didžiulį įspūdį paliekančių dalykų. Tai būtų, sakyčiau, to muziejaus tikslas sukurti tokį asmeninį ryšį tarp lankytojo ir istorijos, arba lankytojų ir tų vietovių sujungimas. Ir čia, aš įsivaizduoju, galėtų būti toksai, na, kaip čia jį pavadinti, gal asmeninis ryšių, globalių ryšių žemėlapis. Na, pavyzdžiui, atvyksta lankytojai, tarkim, iš Kauno arba žmonės iš Šakių, ne? Na ir žiūri, kas iš mūsų rajono, mūsų ten, kur mes gyvenam aplinkui, kas yra iš tų garsių žmonių. Štai ir Selingeris susijęs su Šakiais, su Šakių rajonu. Štai jums asmeninis ryšys. Ir įsivaizduojate, kaip žmonėms iš visos Lietuvos, kurie atvyktų, žiūrėtų, kaip jiems būtų įdomu, kaip jiems keltų susidomėjimą, kaip jie pradėtų domėtis tomis asmenybėmis, kurios turi sąsajų su jų regionu, su jų vietovė, su jų miesteliu ar kaimu. Taigi čia nusidriekia toks visiškai gilus, toks, sakyčiau, na, asmeninis ryšys. Bet kadangi tai yra globalus projektas, nes tie žmonės, kuriuos aš jums vardėjau, jie išsibarstė po visą pasaulį. Ir įsivaizduokit, yra atbulinis ryšys. Pavyzdžiui, atvyksti turistų grupė, pavyzdžiui, atvažiuoja iš kur nors Amerikos, Izraelio, Australijos, ten, nesvarbu, Švedijos, belekur. Pavyzdžiui, QR kodas. Aš gyvenu, tarkim, ten Kalifornijoje ir ten New York'e. Nusiskanuoju ten, reiškia, kas iš tų garsių pasaulinių lietuvių yra New York'e. O, Jonas Mekas, ten dar 1, 2, 3, 4, 5. Wow, arba ten, pavyzdžiui, ten kitos pavardės, ten Los Andželas. O, mes nežinojom, tai pasirodo, čia su Lietuva jie susiję. Aha, kaip įdomu. Štai jums ir yra Lietuvos reklama, štai jums yra Lietuvos marketingas, štai jums yra pasakojimas apie kraštą, kuriame gimsta talentai ir genijai, kurie pabyra po visą pasaulį ir tada visi išpūtę akis žiūri, taigi jie čia susiję su Lietuva. Aš nežinau, ar gali būti geresnis, na, kažkoks rinkodaros variantas. Aš čia dar tik fantazuoju, gal pavyzdžiui, tie, kas buvo Londone arba būsit, būtinai apsilankykite, yra Tottenham Court Road metro stotis, ten yra įrengta tokia didžiulė erdvė,
kurioje rodomos visokios skaitmeninio meno projekcijos ant sienų ir ant lubų. Arba pavyzdžiui, ten Tate Modern galerijai tu gali atsigulti ten ant matraco ir žiūrėti ten kažkur į viršų ir ant lubų ten vyksta visokie irgi projekcijos ir visa kita. Tai įsivaizduokit, didžiuliai saliai lankytojai sugula ant kažkokių matracų ar ten bile kur ant žemės. Ir tas nusidriekia toksai, kaip sakyt, pasaulinis toks ryšių žemėlapis, toks interaktyvus, kur tie lietuviai pabirė po visą pasaulį. Čia kokias galima padaryti projekcijas ir ką iš jų, tai čia fantazijos reikalas, tie žmonės gali keistis, jie gali judėti, jūs galite judėti, ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra toks mano, tik tai žinot, greita improvizacija. Ir tokioje erdvėje ta erdvė būtų toks, tokia samplaika, tokia valstybės, mūsų valstybės, jos istorijos, kultūros, mokslo, meno, verslo, tokia sintezė. Ir įdomiausia yra tai, ir žmonėms visuomet yra įdomiausia, kad visa tai kuria žmonės. Ir visa ta istorija gali būti papasakota per žmonės, per pasaulinio garso žmonės, kurie turi sąsajas su Lietuva. Ir aš manau, kad toks muziejus ar centras, kaip jį pavadinsi, čia nesvarbu, jo apskritai veiklos ribos, veiklos zona yra praktiškai beribė. Nes tokioje erdvėje galima rengti konferencijas apie kiną, apie literatūrą, apie ką nori, remiantis tais pavyzdžiais. Tai gali vykti visokiausi, seminarai, mokymai ir susitikimai galų gale su tais tikrais konkrečiais žmonėmis, kurie galbūt pavyktų juos prisikviesti, jie kažkokią formą atvyktų. Arba pavyzdžiui, kaip tas garsusis gitarų gamintojas Žemaitis, kurio gitaromis groja garsiausios pasaulio roko grupės. Pavyzdžiui, koncertas ten surengiamas, mesgi turime irgi Lietuvoje puikių gitaristų, ir tai pasakojama istorija apie žmogų per jo instrumentus, per pasaulinio garso žvaigždės. Jūs įsivaizduojate, koks tai yra Lietuvos vardo, čia geresnės reklamos apskritai nesugalvosi. Tai yra toks, sakyčiau, 21 amžiaus Lietuvos Expo. Taigi tai kaip tai visą, klausimas aišku, kaip visą tai reikėtų padaryti. Aš manau, kad tai turėtų būti, kadangi toks projektas yra visiškai nestandartinis, tai ir požiūris, ir jo vadyba turėtų būti visiškai nestandartinė. Nuo pat šito projekto pradžios turėtų būti apskritai atsiribota nuo bet kokių pinigų įsisavintojų, nuo bet kokių norėtojų pasipinigauti, nuo bet kokių konkursų laimėtojų, kurie kūrė skaitmeninės sistemas, ten, pavyzdžiui, registrų centro arba kažkokias kitas, kurios neveikia. Tai turi būti atsiribota nuo bet kokio politizavimo. Ir kadangi aš sakiau, kad tai turėtų būti projektas, kuris suvienytų Lietuvą, ir mes tikrai įsivaizduojam, ir mes puikiai žinome, kaip Vilniui tai veikia. Aš dirbu čia, Jonas Petras dirba ten, mes su juo konkurentai, nes jis simpatizuoja tiems, aš simpatizuoju aniems, tas gauna finansavimą iš ten. Žodžiu, visi yra visiems priešai. Tai turėtų būti tokia, sakyčiau, amerikoniška, anglosaksiška vadyba, be jokių tų, kaip sakydavo mano pirmasis redaktorius, sisenimo į blauzdas. Susodinai 2 ekspertus, gerus. Jų gali būti daug, aišku, jų turi būti daug, bet tu esi, mes matome iš socialinių tinklų, nuolat kapojas su Jonas su Petru. Jūs galite dėl bendro projekto susėsti prie bendro stalo ir bendrai dirbti. Galit? Galim. Liuks, važiuojam.
Jonai ir Petrai, tu gali? Ne, aš negaliu. Viskas. Negali? Ačiū, viso gero, atsiras kas gali. Ten negali būti jokių rietenų, jokių paklodės tampimų į save, jokio politizavimo. Tai turi būti, na, toks, sakyčiau, naujo tipo Lietuvos profesionalų, vizionierių bendradarbiavimo toks modelis. Ir čia, manau, galėtų būti ir daug savanoriškumo, nebūtinai čia apie pinigus kalba. Čia, man atrodo, būtų net garbė ir net tam tikra galbūt pareiga dalyvauti tokiam projekte, prisidėti prie jo. Iš kur gauti finansavimą? Jeigu tai būtų tikrai suvienytos visos geriausios Lietuvos pajėgos, aš dabar kalbu apie verslo segmentą, aš tikrai žinau ir tikrai galiu atsakingai pasakyti, kad atsirastų žmonių, kurie rastų kelius ir rastų prieigą prie didelių finansavimo šaltinių. Kas galėtų būti tie finansavimo šaltiniai? Kadangi projektas yra globalus ir kadangi tai yra globalus interesas, tinkamai parašytas projektas, gerai apgalvotas, gerai sudėliotas, turėtų sudominti, man atrodo, didžiasias pasaulyje dirbtinį intelektą kuriančias kompanijas. Ir tas muziejus ar ta arena, aš nežinau, galėtų vadintis ar Alphabet, Gemini, Grok, OpenAI arena. Nesvarbu. Man atrodo, kažkas iš tų didžiųjų, ar ne galbūt net ne pačių didžiųjų, tikrai sutiktų dalyvauti tokiame projekte, tikrai sutiktų jį galbūt iš dalies finansuoti, nes tas globalumas jiems garantuotų tokį pasaulinį matomumą. Tai būtų ir jų tam tikra tokia inovacijų, ir jų technologijų demonstravimo arena, nes aš visiškai nebejoju, kad toks projektas tikrai sudomintų daugelį pasaulio šalių, turistų, leidinių ir visa kita. Ir tai skambėtų, manau, ir per Europą, ir pasaulį, nes analogo, manau, tokio muziejaus ar arenos tikrai pasaulyje nėra. Ir dabar toksai klausimas esminis, o kur jisai galėtų įsikurti? Mano nuomonė, idealiausia vieta ir puikiausia tam tinkanti vieta yra Vilniaus senamiesčio širdyje esantis šiuolaikinio meno centras. Pasižiūrėkime dabar į tą šiuolaikinio meno centrą. Tai yra negyva erdvė, vegetuojanti, kuri praktiškai niekam neįdomi. Ten praktiškai nieko įdomaus ir visuomeniai vertingo ar reikšmingo nevyksta. Ten įdomu tik keliom dešimtim žmonių. Jūs pasižiūrėkite, kai būna ten kokios nors parodos, tai susirenka kelios dešimtis meno konceptualų vien dėl to, kad ten įpila vyno ar ten pavaišina alum. Visą kitą laiką jis stovi tuščias. Ten nėra nieko vertingo. Net ir tos, kurios, kaip menotyrininkai vadina, po Europą valkataujančios konceptualiojo meno parodos, net jos nepritraukia. Tai yra negyva vegetuojanti erdvė. Ir jūs dabar palyginkite šito projekto, šitos idėjos, jeigu jinai būtų įgyvendinta taip, kaip aš įsivaizduoju, galbūt jūs turite dar geresnių idėjų. Čia, žinau, čia yra tik mano ekspromtas. Ir jūs palyginkite šitų dviejų erdvių svorį, reikšmę ir prasmę. Ir kuris jums atrodo yra svarbesnis? Ar toks centras, kuris demonstruoja Lietuvą iš visų įmanomų pusių ir yra ne tik Lietuvos, bet ir europinis, gal pasaulinis traukos centras? Ar dabartinis ŠMC, kuris yra visiškai numirusi praktiškai leisgyvė organizacija? Ar tai reiškia, kad ŠMC apskritai turi būti uždarytas? Ar mums nereikia to konceptualaus meno? Jokių būdų ne.
dėl Dievo meilės. Juos reikia iškelti kažkur atokiau nuo centro, duoti jiems kažkokį pastatyti ar ten suteikti didžiulį angarą ir tegul jie ten vyrina ten tuos savo gelžgalius, tegul jie ten montuoja tas besisukančias šluotas, tegul jie ten analizuoja savo požiūrį į gyvenimą. Dėl Dievo meilės pirmin jūs tik darykit ir dirbkit. Bet negalima tokios erdvės atiduoti geriausioje sostinės senamiesčio vietoje. Ir jūs pagalvokite, kada paskutinį kartą buvote ŠMC ir ką jūs ten pamatėte, kas jums paliko įspūdį. Vat štai jums yra atsakymas apie vertę, prasmę ir svorį šitų dviejų projektų. Taigi aš manau, kad tai yra ideali vieta ir reikšmė, prasmė ir svoris ir įtaka visai Lietuvai, čia net nėra apie ką lyginti šitie du dalykai. Aišku, yra rizikų. Aišku, atsiras ten keli ar kelios dešimtis menininkų arba pseudomenininkų, pradės rėkti, kad čia žudo meną, ten kažkas gal pradės protestuoti, kažkas nuspręs stovėti iki galo, ten neaišku gal kurio ar kaip. Aišku, atsiras ten visokių intrigų, nes, kaip žinia, meno pasaulis tai yra ten didžiausias intrigų pasaulis turbūt iš vis Lietuvoje. Ten pradės tampyti už rankovių politikus, tie pradės kažką murkti. Na, tų rizikų aišku bus, bet aš manau, kaip mes pasveriam šitas dvi idėjas, čia net nėra apie ką kalbėti. Čia iš vis net nėra jokios diskusijos. Ir aš manau, kad tokio projekto ir jo vietos parinkimo ŠMC klausimas tai yra tik tai noro ir politinės valios. Ir aš manau, kad tiek jau iki ausų prisidirbusi socialdemokratų partija, manau, tai būtų jos, na, sakyčiau, toks reabilitacijos programa. Ir man atrodo, ir premjeras, ir kultūros ministras turėtų tikrai palaikyti tokią idėją ir tai būtų puikiai proga vėl visiems dėl bendro reikalo susėsti prie bendro stalo, pamiršti tas visas nuoskaudas ar dar visą kitą ir bendrai pabandyti kažką sukurti. Ir dar, kalbant apie reikšmę ir prasmę, tai būtų absoliučiai gyva erdvė, nes dabar palyginti su tuo negyvu ŠVC, to vegetuojančiu prie dirbtinio, ventiliacijos plaučių prijungto objekto, tai būtų gyva erdvė, kurioje vyktų judėjimas, kurioje vyktų konferencijos, kurioje eitų lankytojai. Galų gale ten turėtų būti kažkokia erdvė, kurioje to muziejaus kontekste galėtų savo darbus rodyti ir startuoliai, ir mūsų su dirbtiniu intelektu dirbančios įmonės, ir moksleiviai, ar galbūt pavieniai asmenys. Tai būtų, tokia inovacijų laboratorija, gyva, judanti erdvė, kurią vienytų puikiai idėja, kad Lietuva yra talentų kraštas, bet mes nemokame nei jų parodyti, mes nemokame nei jų vertinti, mes nemokame jų deramai išeksponuoti. Tai štai toksai dirbtinio intelekto daiktas būtų, man atrodo, geriausia kada nors įvykusi Lietuvos reklama. Ir pabaigai. Laris Page'as ir Sergejus Brinas įkūrė Google. Steve'as Jobsas ir Steve'as Wozniakas, su kuriuo beje man yra tekę tiesiogiai bendrauti, kartu sėdėti prie vieno stalo, ten šnekėtis, jie sukūrė Apple. Billas Gatesas ir Paulas Allenas sukūrė Microsoft. Michaelas Dellas sukūrė pasaulinį verslą. Jeffas Bezosas taip pat sukūrė pasaulinį verslą. Kas vienyje visus šituos žmonės?
Praktiškai visi šitie globalūs ir dabar praktiškai pasaulyje dominuojantis verslai buvo sukurti garažuose. Ir pagrindinė varomoji jėga buvo talentas, gera idėja, valia ir ryžtas. Ir šios koncepcijos, šio plano, šios mano idėjos kontekste aš keliu klausimą. Ar mes turime ambiciją? Ar mes lietuviai turime ambiciją? Ar mes esame kūrėjai? Ar mes esame tik tai pasyvūs stebėtojai ir vartotojai? Man atrodo, mes turime gerą galimybę tapti kūrėjais, kurti dabartį, kurti ateitį ir tegul ta mano idėja, tas va toksai centras būna tas mūsų Lietuvos 21 amžiaus garažas, kuris duos postumį ir visuomeniai, ir technologijai, ir mūsų mąstymui, ir mes pagaliau pradėsime judėti į priekį ir pradėsime judėti kitaip, su kitu mąstymu, su kitu požiūriu ir su kitokiom nuotaikom. Labai prašau jūsų, pasidalinkite šiuo video su savo draugais, artimaisiais, su pažįstamais, rašykite komentarus po juo, man tikrai bus labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę ir aš manau, kad šita idėja tikrai verta gilesnio aptarimo ir vystymo, nes tai, ką aš pasakiau, tai buvo mano tik tai greitas ekspromtas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti šito kanalo, spauskite patiktukus ir mes netrukus vėl susitiksime čia. Iki greito pasimatymo.